Na ką, sveikuoliai visi, sveiki. Smagu vėl visus matyti, girdėti ir jausti, ar ne? Tai tiesiog norėjau pasakyti apie šį laikotarpį nuo 20 iki mėnesio galo. Jisai yra labai svarbus energetiškai. Ir ne tiek, kiek aš jums užkrausiu dabar kažkokių žinojimo kodų, tiek, kiek jūs pasisite savo domėn, kiek išsipakuos ir tam tikros programos į jūs įeis, tiek bus svarbus, ar ne, tas laikotarpis, bet taip tiesiog norėjau pasakyti, atkreipkite dėmesį į viską. Tai absoliutaus išsigryninimo laikas. Tai laikas, kai jūs dedate naujas programas. O programos tai yra naujas elgesys, naujas jausmas, naujas nestandartinis scenarijus ir nauja reakcija į tam tikrus dalykus. Praktiškai palies viską, ir jausmus, ir santykius, ir materializaciją, finansinę, praktiškai pasaulėžiūrą, pasaulėjauta, viską. Tai bus naujų programų formavimo laikas. Tai turėkite omeny, turėkite save iškėlę į tą paviršių, kur yra tikrasis jūsų asmenybės kodas, ten, kur jūs išsipakuoja tikroji ta jūsų sielos dalis, ten, kur jūs esate tikras, kur nėra jokių nereikalingų veidų ir per tą laikotarpį būtinai ir yra labai svarbu būti sąžiningiam savo, girdėti savo tą tikrąjį šauksmą, tikrąjį jausmą, ką jaučiam iš tikrųjų. Tai, kas girdisi mumise, ar ne, reaguojant ar veikiant kažkokiuose scenarijuose, reaguojant į kažkokį dalyką, ar ne, išoriniam pasaulyje ir apskritai formuojant tą kažkokį planą, ar ne, ir girdint savo širdį. Labai yra svarbu tas 10 dienų būti tikrajam tam savo kelyje, girdint savo širdį, savo sielos šauksmą, tą tokį liaudiškai vadinamą, ar ne. Tai tas laikotarpis yra toks dėl to, kad kodėl labai svarbu yra atkreipti dėmesį, dėl to, kad per jį jūs formuojate aktyviai savo ateitį. Tai yra ateities formavimo pagrindas, kuris eina per materializaciją. 11 mėnuo tai yra 2 vienetukai, kurie deda pagrindą, tai yra bazinėse programuose, tai yra ir jūsų elgsenoje, pasirinkimuose, jums išgrynins labai tai, kas yra ne jūsų, ir jeigu tai yra ne jūsų, jūs labai ir labai tai jausite. Jausite didžiulį diskomfortą, ar tai jausmuose, ar pasirinkimuose, ar darbe, ar finansuose, nesvarbu kur. Jausite didžiulį diskomfortą vien tol, kol jūs iš tikro pamatysit, kad tai yra ne jūsų, kad jūs einate prieš savo valią, kad iš tikro jūs to nenorite, nes tai yra primestos programos, ar ne, iš kažkur. Tai linkiu praeiti šitą laikotarpį sėkmingai, lengvai. Tai ir tas laikotarpis taip pat labai yra susijęs su veiksmo laikotarpiu. Tai reiškia, kad mums reikia veikti žiūrint į savo vidų, veikti jaučiant savo vidų, veikti keičiant požiūrį, keičiant aplinką, nusprendžiant ir reaguojant į tai, kad aš daugiau nebenoriu daryti tam tikrų procesų, ar nenoriu gyventi taip, kaip anksčiau gyvenau, ir aš kažkokiais mažais žingsneliais, kad nuo šiol aš darysiu taip, nes taip šaukia mano siela, ne? Tai šitas laikotarpis ir yra tas laikotarpis, kai atkreipkite dėmesį į dinamiką, kaip jį vyksta ir kaip jinai rekonstruojasi, kaip jinai, kur jūs veda ir ypač kur jūs veda jausti ir jaustis visiškai kitaip. Tai laikotarpis yra labai svarbus, dedantis didelę bazinę informaciją jūsų ezoteriniam visam egzistenciniam kodui, kuris bus labai ir labai svarbus jūsų ateities pasireiškimuose. Tai reiškia, kad jūs galite per šį laikotarpį taip pakeisti algoritmus, kad jau sekančius inkarnacijos metus, ar ne kiek jums ten jau liko užduočių, nugyventi visiškai kitokiose programuose, kad ir tikslai ar ne jie yra išlikę, bet tas lengvumas ir kelių pasirinkimas bus visiškai kitoks ir atitinkantis vibracijas to ateities pasaulio. Ir bus daug lengviau gyventi, daug lengviau priimti ateinančius ugninius arklio metus, kurie atneš labai daug visko. Na ir ačiū visiems, kas klausėt. Ačiū, kurie esat su manim, ačiū, kurie stebit. Tegul atsidaro jums širdis, kad pamatyti ir išgirsti tikrai save.
Tai linkiu nepamiršti savęs ir pradėti visada dieną nuo savęs. Kaip tik tai pramerkėt akis, ar dar geriau, kol nepramerkėt akių, pasakykit, kaip aš dėkinga ar dėkingas esu už tai, ką turiu, už tai, ką šiandien patirsiu. Ir tai bus pati įspūdingiausia diena, patys įspūdingiausi momentai, kurie atidarys man naują pasaulio pažinimą su didžiausiu entuziazmu, energija, pasitenkinimu, meile, laime, viską, ką norite, galite įdėti į šitą manifestaciją. Tai sekit savo vibracijas, pats toks paprasčiausias dalykas atkurti, kokiam aš pasaulyje dabar gyvenu, tai yra pasižiūrėti aplink save į momentus, į scenarijų, į kasdienybę, nes tik tai nuo jūsų vibracinio fono priklauso jūsų mintis, o mintis formuoja jūsų realybę, jūsų matomumą. Tai jeigu jau jums aplinkui kažkas nepatinka, vadinasi, jums reikia keisti savo vibracinį foną ir keisti, ten nėra jokių stebuklingų baisiai dalykų, viskas yra ganėtinai žemiška, kad įvardinti tuos pagrindinius algoritmus, kurių jūs tiesiog imsite daryti ir ilgainiui pradės keistis jūsų pasaulis. Tiesiog pabandykite paieškoti jų, galbūt išorėje jūs atrasite ar ne, per mane ateikit pas mane į konsultaciją ar ieškokit kažkur aplinkui išorėje, tikrai rasite. Išoriniam pasauliu viskas matosi labai ir labai paprastai. Ir viskas išsipakuoja informacija, kuri yra jums tiesiog pagal nosį. Ir jūs tiesiog nesate išmokę, niekas jūsų nemokė ir nesakė, kaip žmogus reiškiasi čia. Ir kad tai, ką jūs turite aplinkui, jūs galite visiškai lengvai nuskaityti, kas vyksta su jumis. Ir kaip jūs jeigu jums norisi kažką pakeisti, ar ne, tai tik tai jūs ir galite pakeisti, o aplinka jums viską diktuoja, nuo ko pradėti ir ką keisti. Tai šitie visi algoritmai, šitos visos žinios, jos yra iš tikrųjų ganėtinai paprastos. Tik reikia 3 kartus išgirsti ir 4 kartą pradėti daryti dinamikoje. Ir viskas susitvarkys, nes daugiau kaip buvo nebebus, suprantat. Pasaulis keičiasi ir jisai keičiasi milžinišku greičiu. Jums vis vien teks keistis. Tai esmė tokia, kad viskas, technologijos, jos keliauja kartu su žmogaus ar ne raida. Technologijos pakeista fizinį darbą. Kodėl tai vyksta? Vyksta todėl, kad žmogus atsisuktų į save ir pradėtų žmonės prabudinėti ir kad jiems būtų viskas aišku, iš kur kyla apskritai tas visas pasaulis ir jo formavimasis. Dėl to ir ateina tas laikas, kai teks žmogui atsisukti į save, jisai turės daugiau laiko savo. Kodėl mes pikti, kodėl mes tokie esam? Todėl, kad keičiasi pasaulis. Jis išlaisvina mus nuo fizikos, kad atkreiptumėm dėmesį į savo dieviškumą. Ir tai keisis, jūs to norite ar ne, tik tai jums reikės suvokti tai, kad ar jūs einate kartu, ar jūs kovojate su vėjo malūnais, nes pasaulis bet kuriuo atveju ar su jumis ir be jūsų pasikeis. Jūs išeisite iš inkarnacijos, nesutikdami ar ne, to praėjimo laikotarpio. Jūs visiems sugrįšite tos pačius algoritmus, tas pačias sansaras, kurių nepraėjote, tik tai jau sekančiam gyvenime. O tai, ką dabar jums siūlo ir jeigu jūs dar manęs klausot, vadinasi, jūs jau keliaujat link to, nes tokia informacija išsipakuoja realiai dabar, ne kiekvienam, bet labai daug žmonių ir radikaliai prabudinėja. Tai dėl to jūs ir girdit mane, dėl to ir jūs traukia kažką keisti, jūs suvokėt, kad kažkas vyksta ir suprantat, kad kažkur ten slypi kažkoks atsakymas, bet dar klausimo nesugalvojau. Tai žinokit, kad klausant savęs ir klausant aplinkos, tiesiog pasimkite metodus, kaip tai padaryti, jūs išsipakuosite ir pats. Tai išgirskite ir ieškokite savo mokytojų, savo tų žmonių, tų vedlių, mentorių, kurie atves jūs į tą visą savęs pažinimą ir kaip tai padaryti. Tai nėra sudėtinga, iš tiesų, tai nėra sudėtinga. Tas žmogaus dieviškumas, tai nėra apie seno formato religiją, čia nieko bendro. Galėsim stebėti kartu tiek, kiek jau man leis čia pabūti, tai galėsim stebėti tą visą senos sistemos griūtį, ką mes ir dabar labai aktyviai stebim, nuo ekonomikos, socialinių modelių, religijos, kažkokių dogmų, finansinės sistemos visos. Viskas iki 32 metų bus tiesiog chaotiška ir
vis įves naujų ir naujų dalykų ir suvokimų. Senasis pasaulis, tas 3D materinis pasaulis, jisai po truputį pradės nykti. Tiesą sakant, negali sakyti, kad po truputį nyks, nes jisai jau dabar yra nykstantis ir labai aktyviai. Ir tie, kurie lieka tose vibracijose, jiems bus labai sunku, nes aplinkui bus visiškai kitokio formato žmonės. Be abejo, jie tarpusavį netgi nesusitiks dažnai, nes bus tokia labai didelė atskirtis. Bet kaip bebuvę išeis tie, anksčiau vėliau visi išeis. Tik tai vieni gal dar per kelias inkarnacijas, kiti jau šitoje inkarnacijoje ir neišeis, bet kuriuo atveju pasaulis keičiasi. O keičiasi dėl ko? Dėl to, kad keičiasi žmonės. Žmonės gamina šitą pasaulį. Žmonių mintis gamina šitą pasaulį. Žmonės savo egzistenciją materializuoja šitą. Tai vat ir žmonės būtent materializuoja šitą pasaulį. Savo vibraciją, keisdami savo vibraciją, savo požiūrį, savo algoritmus ir atsimindami, kas jie iš tiesų yra, jie suvokia, kad visa tai yra iliuzija ir jie supranta, kad jie savo vibraciją keičia savo realybę. Savo vibraciją dėl ko? Dėl to, kad paduodamos mintys struktūros, kurios egzistencijoje mums paduoda visos minčių šitą visą srautą, mintis materializuoja visą šitą matomumą, kas aplinkos. Tai toks jau, tai va, kiek daug įtakos gali turėti bendra grupės materializacija, kolektyvo, ar ne? Kiek daug įtakos gali turėti tas bendras suformavimas. Tai formuoja milžiniškus dalykus. Pavyzdžiui, kaip religija 3D, ar ne, buvo sugalvotos dogmos, kurie įtikėjo žmonės. Ir daug visokių dalykų žmonės tiesiog įtiki ir jų galvose pasodina, kaip sakant, sėklą, kuri per mintis materializuoja visą šitą miestus, sistemas ir taip toliau. Jeigu imant globaliai, tai yra žmogaus sukurtas darbas, pasaulis yra žmogus, bet viskas pradeda keistis nuo vieno žmogaus. Jeigu pasikeičia vienas žmogus, pasikeičia vibracinis fonas jo, jisai jau vibruoja kitam dažnyje ir jo pas jį mintis formuoja visai kito dažnio retrospektyvą. Tai visi, kas atsiduria jo energetiniam ir visi, kurie atsiduria jo energetiniam lauke, nenori keičiasi. Tai yra kvantinė fizika. Čia yra jau viskas įrodyta ir aš iš tiesų daug ir mokslininkų klausau, nes prie viso to dvasingumo, ar ne, materializuoju ir tos visus mokslinius darbus, turiu tą analitinį mąstymą, ar ne, yra duotybė tokia programa pas mane, atėjau su tokia duotybė. Tai neišvengiamai tie visi moksliniai darbai, jie ateina į mano informacinį lauką ir tai yra ištirta, tai yra labai jau daug žmonių ir atvirai kalbančių mokslininkų, kurie tiesiog akivaizdžiai ir rezultatyviai priėjo jau to viso nematomo dvasinio pasaulio, kvantinio to pasaulio išvadą, kaip kas su kuo sukurta, kaip čia veikia ir žinoma, dar labai daug dalykų yra neištirtų, mes tik pradedam, bet esmė tokia, kad mes jau galim apie tai garsiai kalbėti, kad mes išsilaisinom iš tų 3D programų, kurios buvo užrakintos kaip dėžutėje, mes, kad ir kaip norėjom, mes negalėjom iš jų ribos išeiti. Pasikeitė pats matricos kvantinis tas laukas, ar ne? Tai mums suteikia šansą prabusti. Kodėl toks masinis prabudimas vyksta? Dėl to, kad pasikeitė vibracinis laukas, pačios Žemės vibracinis laukas. Ir žmonės, kurie jau atėjo su tokia užduotimi, būti tie pirmieji ir pradėti keisti, ir atėjo į inkarnaciją vien tam, kad padaryti startą informacinį. Ir taip keičiasi tas pasaulis. Ir tai yra nuostabu stebėti, bet kartu tai yra, neneigsim, kad tai yra didžiulis darbas. Nes tu kiekvieną dieną pakeli, pamatai programą, pamatai, kaip tai veikia, kiek yra tai sudėtinga, nesudėtinga ir surandi kažkokį pritaikymą, ar ne, nuskaitai informaciją ir tas gyvenimo formatas, jisai visiškai yra kitoks, jisai kūriamas nuo nulio. Dėl ko taip ir yra sunku, dėl to, kad čia ir dabar mes taške su dabartiniu laiku ir vibraciniu fonu
viską kūrėme nuo nulio. Ir šitas laikotarpis, būtent dabartinis laikotarpis, tai yra bazinių programų įdėjimo laikotarpis. Kaip mes per fiziką įdėsim bazinės programas. Jau kitais metais mes pamatysim kai kurias realizacijas, tai ką mes įdėjom. O įdėjom tai reiškia, kad mes sukursim naujus savo reakcijų algoritmus, naujus savo pojūčių reakcijų algoritmus, ar ne, kažkokius savo naujų neuroninių jungčių pasireiškimus, ar ne, ir kad jos nuolatos kinta ir keičiasi. Suprantat, kad jūs tampat alkanu nuo to, kad jūs nuolatos reikia pasikeitimų, nes jūs turite keistis, nes jūs, kaip atrodo, kad jūs valgote tas naujas neuroninės jungtis, dėl to, kad kiekvienas iki norisi rinktis kitą kelią, kitą išbandymą, naują aplinką, nes tai yra kaip maistas naujam žmogui. Viskas, kas nauja ir naujai pažinta, tai tiesiog veda mus į visiškai naują pasaulio matymą, suprantat? Ir praeinam dieną kažkokią, ar ne, kilo mintis, kilo idėja, įgyvendinom, pramanifestavom nuo iki, mes keliaujam toliau. Pažiūrėkit ir pažinkit dienas. Be abejo, numerologija yra labai svarbu, viskas yra paremta skaičiais ir išpakuoti skaičiais yra labai paprasta ir tie, kurie žino bazinės žinias, tikrai gali labai lengvai manipuliuoti savo dieną. Tai paimkim tokį greitį, kai jūs vieną dieną suprantate, kad jūs norite piešti, kitą dieną jūs suprantate, kad jūs norite eiti daryti verslą, dar trečią dieną jūs suprantate, kad jūs norite dabar eiti pasportuoti, o po to vėl iš naujo vėl galvojate, ne, aš šiandien noriu šituo užsiimti ir tų veiklų atsiras labai daug ir jos vis sugrąžins algoritmiškai į tam tikrus momentus ir jūs toliau tęsite toj pačioj sustojimo taške toliau tęsite savo kažkokius projektus. Ir tai nėra, kad jūs metate ir griebėtės kažko kito, ne. Tai tiesiog yra multitaskinimas, tai yra žmogaus galių įgalinimas, kai jisai vienu metu gali dirbti labai daug ir gyventi labai daug savo idėjų, labai daug savo projektų. Tai yra naujojo žmogaus, naujo pasaulio žmogaus normali būsena. Kai jisai dirba daug, bet dirba tai, jisai girdi save, dirba tai ir eina ten, kur jisai nori būti. Jeigu aš šiandien noriu važiuoti dviračiu, aš važiuoju dviračiu. Ir visi algoritmai bus palankus būtent šitiems visiems procesams. Vieną dieną jūs grįžtant prie piešimo, sporto, verslo ir taip toliau, jūs nenusivilsite, jūs suprasit, pažiūrėsit į dieną, ar ne, trečiadienis, tai yra trečia diena, tai kuris energetinis centras yra aktyvus ir ne širdis, eina per širdis, atsiprašau, ne širdis, tai kuris energetinis centras aktyvus ir kuri diena, ar ne, jūs iššifruojat, koks numeriukas gaunasi ir kokios energijos yra aktyvios, ar ne. Jeigu ten, sakykime, 21 diena, tai mes žinom, kad gaunasi trejetukas, tai yra žinių diena, kuris žinių diena eina per partnerystę ir strategiją, ir ne, jeigu 21, tai reiškia jau atkreipi dėmesį į partnerystę ir ta partnerystė man duos kažkokį strateginį pasirinkimą per žinias. Tai ir viskas. Ir tas naujas žmogus įgalintas tų visų energijų, kuom jis įgalintas. Tai reiškia, kad jūs žinote, kaip veikia jūsų egzistencija. Jūs žinote, kaip formuoti savo realybę. Jūs žinote, ko jūs čia atėjot, kokios yra tos taisyklės gyvenimo ir kaip aš galiu jomis manipuliuoti, kad pasiekti tam tikrų ar ne tikslų. Jūs žinote savo gimimo datą. Jau čia yra pradžių pradžia. Visi skaičiai, jūs nepabėgsit nuo jų niekur. Viskas rodo, kokią jūs turite bazę. Ir viskas. Jūsų sąmonės skaičius, atėjimo, realizacijos skaičius ir galutinio tikslo skaičius. Tai čia yra bazė. Jūs suprantat, kad jūs atėjot su šita bazė. Visur yra kodai. Vat visur, absoliučiai. Ir daugiau tų visų ženklų vadinamų, ko mes anksčiau 100 metų tai nepastebėdavom, nes gyvenom 5, tai yra 3D dėžutėj tik tai. Tai visur ir paso numeris, registracija, ar ne, pačio paso, ar ne tavo asmens kodas, gimimo data, viskas ten yra algoritmiškai surašyta ir viskas mums kaip ant delno. Visur yra sistema. Jūs esat sistemos dalis. Tai iššifruokit. Jūs net nežinot, kas jūs esat. Jūs einat, kovojat su vėjo malūnais, kažkokiais darbais, kažkokiam problemom, kurios yra tik tai jūsų galvoj. Ir tą jūs nepajudinat šiknos, kad išsiaiškinti, kodėl ta problema dabar pas mane tiek krizinė, kad veikia mano visą aplinką. Aš negaliu stabiliai ten, būti pastoviai laimingo. Jeigu kažkas kitas laimingas, aš esu piktas. Ir apskritai, kodėl aš jaučiu tą pyktį, erzatį ir kažkokį, kodėl aš turiu tą jausti. Jūs tokių klausimų net neužduodat savo.
Dėl to, kad jūs pripratę gyventi šitoj 3D dėžutė ir galvojat, kad tos visos baimės, tie visi barniai, jie jūs maitina. O iš tikrųjų jums reikia tik tai pradėti atkreipti dėmesį į save ir pradėti uždavinėti savo klausimus. Bet užduokit savo klausimus. Mums atrodo visi numerologai, astrologai, jie ten visokie kažkokie, žinai, kažkas ten. Kodėl jūs tai erzina? Nu, sakykime, jeigu erzina. Dėl to, kad jūs bijat. Viskas paprasta. O iš tiesų viskas lypi tame, viskas mums panosi. Tai va, tai ir pradėkit nuo pačio mažiausio objekto, tai yra savęs, ar ne? Va savęs. Užduokit savo klausimą, kas man jie yra ne taip, kodėl apskritai aš užduodu tą klausimą, kas man nepatinka. Ar ne? Ir pačius banaliausius, nereikia aukštų kažkokių, dabar aš čia pabūsiu protingesnį, užduosiu rimtą klausimą su rimtais kažkokiais, dabar aš parašysiu, kad atrodyčiau protingai. Žinokit, dar atėję su kom nors pasikalbėję, tai tie, kurie prabudė, jie iš karto skaito, galvoju, nejaugi aš materializavau tokį savo dalį kažkokią, kurį dar apgaudinėja pats save. Tai nejuokinkit, visi pajus ir apart jūsų čia nieko nėra. Jūs jeigu tik apgaudinėja, tai tik tai save. Nereikia būti nesavim. Jeigu jums susiformavo sakinys iš 3 žodžių ir jisai yra pats geriausias, jeigu iš 5 irgi geras. Taip kad visi jūsų sprendimai, visi atsakymai, visos užklausos, visi keliai, viskas, ką jūs sugalvojate, kaip tai daryti, viskas yra teisinga, nes tai yra jūs ir atėjote patirties. Per tai jūs pažįstate save, ar girdėdami mane, ar klausydami ten žinių, ar kažkokio guru YouTube'e, ar kur nors Himalajų kalnuose bemedituodami savo didžiausioje aš. Visur yra pasirinkimas jūsų teisingas, jūs čia atėjote į tą, nusileidote ar ne, į tokią materiją pažinti, tai yra didžiausias dalykas. O kaip jūs jau praeisite tą kvestą ir kodėl mane čia, išmanifestavot, tai irgi galite užduoti savo klausimą. Tai iš didelio to tokio laikotarpio apibūdinimo gavosi visai nemažas ir rimtas ganėtinai video, kam reikės pasiimti savo informaciją. Dar kartą noriu pasakyti, kad laikas tikrai yra rimtas ir nepamirškit, kad visada kiekvieną mėnesį nuo 20 iki 30 tai yra naujų programų formavimo laikas. Tai yra ten, kur eina jau datos 21, 22 ir taip toliau. Kiekvienas skaičius turi savo energetinį kodą. Kiekvienas skaičius yra adaptuojamas, pridedamas bendrai į jūsų bendrą tą informacinį kodą. Tai yra energijos. Jos užpildo jūsų vibracinį foną ir jūs kaip egzistencinė energetinė struktūra reiškiatės čia. Taip vibruoja jūsų materinis visas pasaulis. Nuo jūsų minčių priklauso realizacija. Žiūrėkite, jūs dabar ten lakstot, pagalvojat netyčia, kad atsisėdė, ne, aš norėčiau tokio ir tokio, atsisėsti, dirbti ir taip toliau vienam taške. Ir jūs netikėtai po 5 metų save pagaunat, kad jūs sėdit vienam taške, netikėtai, ir kaip ir dirbate iš to, ką jūs anksčiau ten norėjote. Bet prie viso to turite ten plus 30 kg viršsvario, ten dar N+K ligų ir taip toliau. Ir vien dėl to, kad jūs kažkada pasakėt tokią mintį, užmanifestavot netinkamai, arba norėjot praeiti to. Tai taip įdomiai reiškiasi pasaulis, kaip ką mes galim užmanifestuoti, ar ne? Jeigu mes užmanifestuojam ir iš mūsų jau išeina tas garsas balsas, tai yra vibracija. Jeigu mes rimtą emocinį foną užkabiname, ar ne vibraciją užkabiname savo pasąmonę, per tai reiškiasi, per pasąmonę reiškiasi mūsų matomumas. Pradeda materializuotis tam tikri procesai, situacijos, scenarijai, kurie dar įtakojant visokioms plus mūsų programoms, ten nuo vaikystės visokie blokai, struktūros, kurios paralelinėse ar dimensijose yra mūsų veikia, nes mes tai vibraciniai reikalai energetiniai. Ir dėka viso to spektro mes materializuojam kažkokį scenarijų, į kurį patenkam. Ir tas scenarijus pasirodo, aš kaip ir, sakykime, ar ne, kaip ir sakiau, pavyzdyje, kad manifestavau, kad aš norėčiau ten nebedirbti, sėdėti ir taip toliau. Bet nepagalvoju apie tai, kad, žinai, ten priauksiu dar 30 kg, turėsiu ten kažkokią ten, nedaug dievai, ten visokias ligas ir taip toliau panašiai. Bet tavo noras išsipildė. Tai aš ir kviečiu, ieškokit informacijos, ateikit, grininkitės, mokykitės, kaupkit žinias apie save.
apie save, apie savo pasaulį, iš kur atėjot, kas jūs esat, kas yra tas žmogus. Jūs niekada nepasigailėsite to, nes tai keičia viską, keičia žaidimo taisyklės, o ypač dabar, kai viskas ir keičiasi. Jūs esate tam laikotarpį, tam egzistencijos daly, kai pasaulis būtent tam toj laiko skalį, kai pasaulis keičiasi, jūs keičiat jį. Ne ką ir gavosi visai nemažas toks podcastas. Galėjau tiesioginę transliaciją padaryti, bet yra kaip yra, taip turėjo būti. Tai ką, tai kviečiu pasigilinti į save, kviečiu sužinoti daugiau apie save. Tai pradėkit bent jau nuo bazinių dalykų, pradėkit tada nuo savo gimimo datos, išsiaiškinkit tos skaičius, išsiaiškinkit, su kuo atėjot. Bet ateikit pas mane, aš jums sudarysiu visą atėjimo kodo didžiausią planą ir rekomendacijas, kaip jas pasiimti, tas energijas, kaip jas pritaikyti ir toliau gyventi su jom, kaip panaudoti savo duotybės, o nenustumti jas į šoną, kaip per visą gyvenimą jos bando sugrįžti, tos energijos į jūs, o jūs stumėt toliau vien dėl to, kad kažkas aplink jūs suformavo tai, kad jums negalima to daryti, tu liaukis tai daryti. Nuo pat vaikystės mums įsegė įvairius dalykus, programas, kurios iki šiol veikia ir atitolina nuo mūsų pagrindos, kuo mes atėjom. Tiesiog jūs išsikelkite, išsigryninkite save, atkreipkite dėmesį į save, išmokite su tuo dirbti. Ką jums tai duoda? Jums tai duoda viską. Tai keičia žaidimo taisyklės, dar kartą sakau, keičia požiūrį į save, keičia požiūrį į aplinką, į šeimą, į reakcijas, į skausmo patyrimą ir jo nebebuvimą, į pykčio, emocijų visokį patyrimą, didžiausią dalyką baimę, į laisvę. Keičia viską, kai jums atsivers galimybės. Jūs iš taško pamatysite savo galimybės. Jums tai reikės padaryti keletą žingsnių, kad įsitikinti pradžioje, kad iš tiesų. Ir jūs įsigryninę ir pamatysite per keletą žingsnių, kad jums tinkama šita energija. Iš tikrųjų, aš buvau kažkur ten paslėpęs ar paslėpusi, ar ne? O pasirodo taip ir yra. Skaičiai nemeluoja. Jūs atėjot kaip užkoduota sąmonės dalis, kad reikštumėtės per tam tikras programas. Ir tik per šitas programas jūs reaguojate į visus scenarijus, blokus ir į visą šitą matomumą, ką jūs ten pats prisigimdote. Tik tai per tai, kaip jūs atėjote. Tik gimimo data, realiai gimimo data, imkim per paso duomenis, ar ne, kaip jūs į matricą įėjote per šitos skaičius. Papildomai ten eina valstybė, kur gyvenat, paso duomenis, ar ne, numeris ir taip toliau. Viskas ten yra paprasta. Viskas eina ir jūs reiškitės per tai. Jums, kadangi jūs to nežinot, jums atrodo, kad tai savaime vyksta. Tai vyksta, tos energijos jos visas veikia. Bet kai jūs žinot, kad dabar veikia šita energija, jūs galite ją valdyti. Jūs kai žinot, kad dabar su šituo žmogum yra tokia reakcija, jūs suprantat, kad pasireiškia šita energija ir jūs galite ją valdyti. Tai reiškia, kad jūs kontroliuojate savo emociją, savo vibracinį foną. Ir prie ko prieinant, jūsų vibracinis fonas formuoja jūsų mintis formuoja matomumą. Tai reiškia, kad keičiasi scenarijus, keičiasi vieta, aplinka, žmonės ir išsivalo. Jūs išsigryninate savo gyvenimą pagal savo tikrąjį sielos scenarijų. Jūs turite įveiktus tikslus, pasiektas svajonės, materializuota tai, ką visą laiką norėjote matyti. Štai ir turim, nes kiekvienas jūs esate labai labai svarbus ir jūsų įsikūnijimas yra labai svarbus, jūsų patirtis, emocijos ir sprendimai, kuriuos darote. Tai viskas vyksta, matrica neįgriūna, visos problemos yra iliuzija. Tai viskas okei, kaip tik pažinsit save, suprasit, kaip ta iliuzija veikia ir kaip ją sukurti, kontroliuoti, kiek dar yra neatrasta žmogiškųjų galių, kiek mums reikės dar jų prisiminti. Ir tebūnie taip, tegu atsiveria žmonėms širdis, trečioji akis ir atmintis. Tai gyvuokit pačio gražiausio laiko ir pačių gražiausių savęs atradimų. Rašykit, skambinkit, aš tikrai su jumis ir išsipakuokit savo bent jau atėjimo kodą pradžiai. Parašykit man ir sudarysim jums, įrašysiu jums, galite ir asmeninį be abejo. Bet aš galiu ir tiesiog rašto formą jums padaryti, tą jūsų gimimo datos asmeninio kodo, atėjimo to kodo šifraciją visą ir bent jau bazinės energijos jums bus visos aiškios. Tai galvokite apie save, nes nuo jūsų prasideda jūsų pasaulis. Meilė, Marija. Na ką, sveikuoliai visi, sveiki. Smagu vėl visus matyti, girdėti ir jausti, ar ne? Tai tiesiog norėjau pasakyti apie šį laikotarpį nuo 20 iki mėnesio galo. Jisai yra labai svarbus energetiškai,
Ne tiek, kiek aš jums užkrausiu dabar kažkokių žinojimo kodų, tiek, kiek jūs pasimsite savo domėn, kiek išsipakuos ir tam tikros programos į jūs įeis, tiek bus svarbus, ar ne, tas laikotarpis. Bet taip tiesiog norėjau pasakyti, atkreipkite dėmesį į viską. Tai absoliutaus išsigryninimo laikas. Tai laikas, kai jūs dedate naujas programas. O programos tai yra naujas elgesys, naujas jausmas, naujas nestandartinis scenarijus ir nauja reakcija į tam tikrus dalykus. Praktiškai palies viską, ir jausmus, ir santykius, ir materializaciją, finansinę, praktiškai pasaulėžiūrą, pasaulėjauta, viską. Tai bus naujų programų formavimo laikas. Tai turėkite omeny, turėkite save iškėlę į tą paviršių, kur yra tikrasis jūsų asmenybės kodas. Ten, kur išsipakuoja tikroji ta jūsų sielos dalis, ten, kur jūs esate tikras, kur nėra jokių nereikalingų veidų ir problemų. Tai va taip nelabai sudėtingai, manau, kad nesigilinant į dar gilesnius vandenis, bent jau pradžiai išsiaiškinkite pačius banaliausius dalykus, pačius banaliausius, kurie gali veikti. Nes nori, nenori, jūs išmes, jums nebeužteks visų šitų dalykų, ką jūs dabar darote. Jums nebeužteks, jūs suprantat, kad jūs kaip bitutės materijoje sukatės, kaip bitutės, jūs išorėje gyvenate. Ir kai suprasite, kad tą išorę formuoja jūsų sensarinės mintis, tas pats per tą patį eina ir eina. Tai galbūt ten kitokį paveiksliuką ten šiek tiek pakeičia, bet labai labai nedaug. Ir vėl ten pat sėdite. Bet keičiasi vibracija ir jums pradės būti sunku. Jūs nei šio, nei iš to nebenorės kažkur būti, kažkur važiuoti, kažką veikti, kažko jausti. Viskas nusibodo, viskas ten nusibodo, vis atsiras daugiau tokių minčių. Tai žinokit, kad tai vyksta, kad žmonės keičiasi, pasaulis keičiasi, vibracija, žemės vibracija keičiasi ir viskas esame mes patys. Tai vienintelė, ką galiu pasakyti, pasinaudokite mano žiniomis, tai kas man yra duota, kiek aš išgeneravau ir sutraukiu, kiek įmanoma, sutraukiu tą visą žinių, kiek ateina pas mane informacija savarankiškai ir ne, ir aš viską stengsiu perduoti taip, kaip moku, taip, kaip galiu. Tai pasinaudokite to informacinių šaltinių ir keliaukite toliau, keliaukite į savo, kurkite savo pasaulį, savo energetinį centrą, savo brendą, savo traukos tašką, nes jūs kiekvienas. Ir per tą laikotarpį būtinai ir yra labai svarbu būti sąžiningiam savo, girdėti savo tą tikrąjį šauksmą, tikrąjį jausmą, ką jaučia iš tikrųjų. Tai, kas girdisi mumyse, ar ne, reaguojant ar veikiant kažkokiuose scenarijuose, reaguojant į kažkokį dalyką, ar ne, išoriniam pasauliu ir apskritai formuojant tą kažkokį planą, ar ne, ir girdint savo širdį. Labai yra svarbu tas 10 dienų būti tikrajam tam savo kelyje, girdint savo širdį, savo sielos šauksmą, tą tokį liaudiškai vadinamą, ar ne. Tai tas laikotarpis yra toks dėl to, kad kodėl labai svarbu yra atkreipti dėmesį, dėl to, kad per jį jūs formuojate aktyviai savo ateitį. Tai yra ateities formavimo pagrindas, kuris eina per materializaciją. 11 mėnuo tai yra 2 vienetukai, kurie deda pagrindą, tai yra bazinėse programuose, tai yra ir jūsų elgsenoje, pasirinkimuose, jums išgrynins labai tai, kas yra ne jūsų, ir jeigu tai yra ne jūsų, jūs labai ir labai tai jausite. Jausite didžiulį diskomfortą, ar tai jausmuose, ar pasirinkimuose, ar darbe, ar finansuose, nesvarbu kur. Jausite didžiulį diskomfortą vien tol, kol jūs iš tikro pamatysit, kad tai yra ne jūsų, kad jūs einate prieš savo valią, kad iš tikro jūs to nenorite, nes tai yra primestos programos, ar ne, iš kažkur. Tai linkiu praeiti šitą laikotarpį sėkmingai, lengvai. Tai ir tas laikotarpis taip pat labai yra susijęs su veiksmo laikotarpiu. Tai reiškia, kad mums reikia veikti žiūrint į savo vidų, veikti jaučiant savo vidų, veikti keičiant požiūrį, keičiant aplinką, nusprendžiant ir reaguojant į tai, kad aš daugiau nebenoriu daryti tam tikrų procesų, ar nenoriu gyventi taip, kaip anksčiau gyvenau, ir aš kažkokiais mažais žingsneliais, kad nuo šiol aš darysiu taip, nes taip šaukia mano siela, ne? Tai šitas laikotarpis ir yra tas laikotarpis, kai atkreipkite dėmesį į dinamiką.
ir kaip jį vyksta, ir kaip jinai rekonstruojasi, kaip jinai kur jūs veda ir ypač kur jūs veda jausti ir jaustis visiškai kitaip. Tai laikotarpis yra labai svarbus, dedantis didelę bazinę informaciją jūsų ezoteriniam visam egzistenciniam kodui, kuris bus labai ir labai svarbus jūsų ateities pasireiškimuose. Tai reiškia, kad jūs galite per šį laikotarpį taip pakeisti algoritmus, kad jau sekančius inkarnacijos metus, ar ne kiek jums ten jau liko užduočių, nugyventi visiškai kitokiose programuose, kad ir tikslai ar ne jie yra išlikę, bet tas lengvumas ir kelių pasirinkimas bus visiškai kitoks ir atitinkantis vibracijas to ateities pasaulio. Ir bus daug lengviau gyventi, daug lengviau priimti ateinančius ugninius arklio metus, kurie atneš labai daug visko. Na ir ačiū visiems, kas klausėt. Ačiū, kurie esat su manim, ačiū, kurie stebit. Tegul atsidaro jums širdis, kad pamatyti ir išgirsti tikrai save. Tai linkiu nepamiršti savęs ir pradėti visada dieną nuo savęs. Kaip tik tai pramerkėt akis, ar dar geriau, kol nepramerkėt akių, pasakykit, kaip aš dėkinga ar dėkingas esu už tai, ką turiu, už tai, ką šiandien patirsiu. Ir tai bus pati įspūdingiausia diena, patys įspūdingiausi momentai, kurie atidarys man naują pasaulio pažinimą su didžiausiu entuziazmu, energija, pasitenkinimu, meile, laime, viską, ką norit, galite įdėti į šitą manifestaciją. Tai sekit savo vibracijas, pats toks paprasčiausias dalykas atkurti, kokiam aš pasaulyje dabar gyvenu, tai yra pasižiūrėti aplink save į momentus, į scenarijų, į kasdienybę, nes tik tai nuo jūsų vibracinio fono priklauso jūsų mintis, o mintis formuoja jūsų realybę, jūsų matomumą. Tai jeigu jau jums aplinkui kažkas nepatinka, vadinasi, jums reikia keisti savo vibracinį foną ir keisti, ten nėra jokių stebuklingų baisiai dalykų, viskas yra ganėtinai žemiška, kad įvardinti tuos pagrindinius algoritmus, kurių jūs tiesiog imsite daryti ir ilgainiui pradės keistis jūsų pasaulis. Tiesiog pabandykite paieškoti jų, galbūt išorėje jūs atrasite, ar ne, per mane ateikit pas mane į konsultaciją, ar ieškokit kažkur aplinkui išorėje, tikrai rasite. Išoriniam pasauliu viskas matosi labai ir labai paprastai. Ir viskas išsipakuoja informacija, kuri yra jums tiesiog pagal nosį. Ir jūs tiesiog nesate išmokę, niekas jūsų nemokė ir nesakė, kaip žmogus reiškiasi čia. Ir kad tai, ką jūs turite aplinkui, jūs galite visiškai lengvai nuskaityti, kas vyksta su jumis. Ir kaip jūs jeigu jums norisi kažką pakeisti, ar ne, tai tik tai jūs ir galite pakeisti, o aplinka jums viską diktuoja, nuo ko pradėti ir ką keisti. Tai šitie visi algoritmai, šitos visos žinios, jos yra iš tikrųjų ganėtinai paprastos. Tik reikia 3 kartus išgirsti ir 4 kartą pradėti daryti dinamikoje. Ir viskas susitvarkys, nes daugiau kaip buvo nebebus, suprantat. Pasaulis keičiasi ir jisai keičiasi milžinišku greičiu. Jums vis vien teks keistis. Tai esmė tokia, kad viskas, technologijos, jos keliauja kartu su žmogaus ar ne raida. Technologijos pakeista fizinį darbą. Kodėl tai vyksta? Vyksta todėl, kad žmogus atsisuktų į save ir pradėtų žmonės prabudinėti ir kad jiems būtų viskas aišku, iš kur kyla apskritai tas visas pasaulis ir jo formavimasis. Dėl to ir ateina tas laikas, kai teks žmogui atsisukti į save, jisai turės daugiau laiko savo. Kodėl mes pikti, kodėl mes tokie esam? Todėl, kad keičiasi pasaulis. Jis išlaisvina mus nuo fizikos, kad atkreiptumėm dėmesį į savo dieviškumą. Ir tai keisis, jūs to norite ar ne, tik tai jums reikės suvokti tai, kad ar jūs einate kartu, ar jūs kovojate su vėjo malūnais, nes pasaulis bet kuriuo atveju ar su jumis ir be jūsų pasikeis. Jūs išeisite iš inkarnacijos nesutikdami ar ne to praėjimo laikotarpio. Jūs visi sugrįšite tos pačius algoritmus, tas pačias sansaras, kurių nepraėjote, tik tai jau sekančiam gyvenime. O tai, ką dabar jums siūlo ir jeigu jūs dar manęs klausot, vadinasi, jūs jau keliaujat link to, nes tokia informacija išsipakuoja realiai dabar, ne kiekvienam, bet labai daug žmonių ir radikaliai prabudinėja. Tai dėl to jūs ir girdit mane, dėl to ir jūs traukia kažką keisti, jūs suvokėt, kad kažkas vyksta ir suprantat, kad kažkur ten, bet slypi kažkoks atsakymas, bet dar klausimo nesugalvojau.
Tai žinokit, kad klausant savęs ir klausant aplinkos, tiesiog pasimkite metodus, kaip tai padaryti, jūs išsipakuosite ir pats. Tai išgirskite ir ieškokite savo mokytojų, savo tų žmonių, tų vedlių, mentorių, kurie atves jūs į tą visą savęs pažinimą ir kaip tai padaryti. Tai nėra sudėtinga, iš tiesų, tai nėra sudėtinga. Tas žmogaus dieviškumas, tai nėra apie seno formato religiją. Čia nieko bendro. Galėsim stebėti kartu tiek, kiek jau man leis čia pabūti, tai galėsim stebėti tą visą senos sistemos griūtį, ką mes ir dabar labai aktyviai stebim. Nuo ekonomikos, socialinių modulių, religijos, kažkokių dogmų, finansinės sistemos visos. Viskas iki 32 metų bus tiesiog chaotiška ir vis įves naujų ir naujų dalykų ir suvokimų. Senasis pasaulis, tas 3D materinis pasaulis, jisai po truputį pradės nykti. Tiesą sakant, negali sakyti, kad po truputį nyks, nes jisai jau dabar yra nykstantis ir labai aktyviai. Ir tie, kurie lieka tose vibracijose, jiems bus labai sunku, nes aplinkui bus visiškai kitokio formato žmonės. Be abejo, jie tarpusavį netgi nesusitiks dažnai, nes bus tokia labai didelė atskirtis. Bet kaip bebuvę, išeis tie, anksčiau vėliau visi išeis. Tik tai vieni gal dar per kelias inkarnacijas, kiti jau šitoje inkarnacijoje ir neišeis, bet kuriuo atveju pasaulis keičiasi. O keičiasi dėl ko? Dėl to, kad keičiasi žmonės. Žmonės gamina šitą pasaulį. Žmonių mintis gamina šitą pasaulį. Žmonės savo egzistenciją materializuoja šitą. Tai bet ir žmonės būtent materializuoja šitą pasaulį. Savo vibraciją, keisdami savo vibraciją, savo požiūrį, savo algoritmus ir atsimindami, kas jie iš tiesų yra, jie suvokia, kad visi tai yra iliuzija ir jie supranta, kad jie savo vibraciją keičia savo realybę. Savo vibraciją dėl ko? Dėl to, kad paduodamos mintys struktūros, kurios egzistencijoje mums paduoda visos minčių šitą visą srautą, mintis materializuoja visą šitą matomumą, kas aplink mus. Tai toks jau, tai vat, kiek daug įtakos gali turėti bendra grupės materializacija, kolektyvo, ar ne? Kiek daug įtakos gali turėti tas bendras suformavimas, tai formuoja milžiniškus dalykus. Pavyzdžiui, kaip religija 3D, ar ne, buvo sugalvotos dogmos, kurie įtikėjo žmonės. Ir daug visokių dalykų žmonės tiesiog įtiki ir jų galvose pasodina, kaip sakant, sėklą, kuri per mintis materializuoja visą šitą miestus, sistemas ir taip toliau. Jeigu imant globaliai, tai yra žmogaus sukurtas darbas, pasaulis yra žmogus. Net viskas pradeda keistis nuo vieno žmogaus. Jeigu pasikeičia vienas žmogus, pasikeičia vibracinis fonas jo, jisai jau vibruoja kitam dažnyje ir jo pas jį mintis formuoja visai kito dažnio retrospektyvą. Tai visi, kas atsiduria jo energetiniam ir visi, kurie atsiduria jo energetiniam lauke, nenori keičiasi. Tai yra kvantinė fizika. Čia yra jau viskas įrodyta ir aš iš tiesų daug ir mokslininkų klausau, nes prie viso to dvasingumo, ar ne, materializuoju ir tos visus mokslinius darbus, ne, turiu tą analitinį mąstymą, ar ne, yra duotybė, tokia programa pas mane, atėjau su tokia duotybė. Tai neišvengiamai tie visi moksliniai darbai, jie ateina į mano informacinį lauką ir tai yra ištirta, tai yra labai jau daug žmonių ir atvirai kalbančių mokslininkų, kurie tiesiog akivaizdžiai ir rezultatyviai priėjo jau to viso nematomo dvasinio pasaulio, kvantinio to pasaulio išvadą, kaip kas su kuo sukurta, kaip čia veikia ir žinoma, dar labai daug dalykų yra neištirtų, mes tik pradedam, bet esmė tokia, kad mes jau galim apie tai garsiai kalbėti, kad mes išsilaisvinom iš tų 3D programų, kurios buvo užrakintos kaip dėžutėje, mes kad ir kaip norėjom, mes negalėjom iš jų ribos išeiti, pasikeitė pats matricos kvantinis tas laukas, ar ne? Tai mums suteikia šansą prabusti,
kodėl toks masinis prabudimas vyksta, dėl to, kad pasikeitė vibracinis laukas, pačios Žemės vibracinis laukas. Ir žmonės, kurie jau atėjo su tokia užduotimi, būti tie pirmieji ir pradėti keisti, ir jie ir atėjo į inkarnaciją vien tam, kad padaryti startą informacinį. Ir taip keičiasi tas pasaulis. Ir tai yra nuostabu stebėti, bet kartu tai yra, neneigsim, kad tai yra didžiulis darbas. Nes tu kiekvieną dieną pakeli, pamatai programą, pamatai, kaip tai veikia, kiek yra tai sudėtinga, nesudėtinga ir surandi kažkokį pritaikymą ar ne, nuskaitai informaciją ir tas gyvenimo formatas, jisai visiškai yra kitoks, jisai kūriamas nuo nulio. Dėl ko taip ir yra sunku, dėl to, kad čia ir dabar mes taške su dabartiniu laiku ir vibraciniu fonu viską kūrėme nuo nulio. Ir šitas laikotarpis, būtent dabartinis laikotarpis, tai yra bazinių programų įdėjimo laikotarpis. Kaip mes per fiziką įdėsim bazinės programas. Jau kitais metais mes pamatysim kai kurias realizacijas, tai ką mes įdėjom. O įdėjom tai reiškia, kad mes sukursim naujus savo reakcijų algoritmus, naujus savo pojūčių reakcijų algoritmus, ar ne, kažkokius savo naujų neuroninių jungčių pasireiškimus, ar ne, ir kad jos nuolatos kinta ir keičiasi. Suprantat, kad jūs tampat alkanu nuo to, kad jūs nuolatos reikia pasikeitimų, nes jūs turite keistis, nes jūs, kaip atrodo, kad jūs valgote tas naujas neuroninės jungtis, dėl to, kad kiekvienas iki norisi rinktis kitą kelią, kitą išbandymą, naują aplinką, nes tai yra kaip maistas naujam žmogui. Viskas, kas nauja ir naujai pažinta, tai tiesiog veda mus į visiškai naują pasaulio matymą, suprantat? Ir praeinam dieną kažkokią, ar ne, kilo mintis, kilo idėja, įgyvendinom, pramanifestavom nuo iki, mes keliaujam toliau. Pažiūrėkit ir pažinkit dienas. Be abejo, numerologija yra labai svarbu, viskas yra paremta skaičiais ir išpakuoti skaičiais yra labai paprasta ir tie, kurie žino bazinės žinias, tikrai gali labai lengvai manipuliuoti savo dieną. Tai paimkim tokį greitį, kai jūs vieną dieną suprantate, kad jūs norite piešti, kitą dieną jūs suprantate, kad jūs norite eiti daryti verslą, dar trečią dieną jūs suprantate, kad jūs norite dabar eiti pasportuoti, o po to vėl iš naujo vėl galvoti, ne, aš šiandien noriu šituo užsiimti ir tų veiklų atsiras labai daug ir jos vis sugrąžins algoritmiškai į tam tikrus momentus ir jūs toliau tęsite toj pačioj sustojimo taške toliau tęsite savo kažkokius projektus. Ir tai nėra, kad jūs metate ir griebėtės kažko kito, ne. Tai tiesiog yra multitaskinimas, tai yra žmogaus galių įgalinimas, kai jisai vienu metu gali dirbti labai daug ir gyventi labai daug savo idėjų, labai daug savo projektų. Tai yra naujojo žmogaus, naujo pasaulio žmogaus normali būsena. Kai jisai dirba daug, bet dirba tai, jisai girdi save, dirba tai ir eina ten, kur jisai nori būti. Jeigu aš šiandien noriu važiuoti dviračiu, aš važiuoju dviračiu. Ir visi algoritmai bus palankus būtent šitiems visiems procesams. Vieną dieną jūs grįžtant prie piešimo, sporto, verslo ir taip toliau, jūs nenusivilsite, jūs suprasit, pažiūrėsit į dieną, ar ne, trečiadienis, tai yra trečia diena, tai kuris energetinis centras yra aktyvus ir ne širdis, eina per širdį, tai kuris energetinis centras aktyvus ir kuri diena, ar ne, jūs iššifruojat, koks numeriukas gaunasi ir kokios energijos yra aktyvios. Jeigu ten, sakykime, 21 diena, tai mes žinom, kad gaunasi trejetukas, tai yra žinių diena, kuris žinių diena eina per partnerystę ir strategiją. Ir jeigu 21, tai reiškia jau atkreipi dėmesį į partnerystę ir ta partnerystė man duos kažkokį strateginį pasirinkimą per žinias. Tai ir viskas. Ir tas naujas žmogus įgalintas tų visų energijų, kuom jis įgalintas. Tai reiškia, kad jūs žinote, kaip veikia jūsų egzistencija. Jūs žinote, kaip formuoti savo realybę. Jūs žinote, ko jūs čia atėjot, kokios yra tos taisyklės gyvenimo ir kaip aš galiu jomis manipuliuoti, kad pasiekti tam tikrų ar ne tikslų. Jūs žinote savo gimimo datą, jau čia yra pradžia. Visi skaičiai, jūs nepabėgsit nuo jų niekur. Viskas rodo, kokią jūs turite bazę. Ir viskas, jūsų sąmonės skaičius, atėjimo, realizacijos skaičius ir galutinio tikslo skaičius.
Tai čia yra bazė. Jūs suprantat, kad jūs atėjot su šita bazė. Visur yra kodai. Vat visur, absoliučiai. Ir daugiau tų visų ženklų vadinamų, ko mes anksčiau 100 metų tai nepastebėdavom. Mes gyvenom 5, tai yra 3D dėžutėj tik tai. Tai visur ir paso numeris, registracija, ar ne, pačio paso, ar ne tavo asmens kodas, gimimo data, viskas ten yra algoritmiškai surašyta, viskas mums kaip ant delno. Visur yra sistema. Jūs esate sistemos dalis. Tai iššifruokit. Jūs net nežinot, kas jūs esate. Jūs einat, kovojat su vėjo malūnais, kažkokiais darbais, kažkokiam problemom, kurios yra tik tai jūsų galvoj. Ir tą jūs nepajudinat šiknos, kad išsiaiškinti, kodėl ta problema dabar pas mane ant tiek krizinė, kad veikia mano visą aplinką. Aš negaliu stabiliai ten, žinai, būti pastoviai laimingo. Jeigu kažkas kitas laimingas, aš esu piktas. Ir apskritai, kodėl aš jaučiu tą pyktį, erzatį ir kažkokį, žinai, kodėl aš turiu tą jausti. Jūs tokių klausimų net neužduodat savo. Dėl to, kad jūs pripratę gyventi šitoj 3D dėžutėje ir galvojat, kad tos visos baimės, tie visi barniai, jie jūs maitina. O iš tikrųjų jums reikia tik tai pradėti atkreipti dėmesį į save ir pradėti uždavinėti savo klausimus. Bet užduokit savo klausimus. Mums atrodo visi numerologai, astrologai, ten visokie kažkokie, žinai, kažkas ten. Kodėl jūs tai erzina? Sakykime, jeigu erzina. Dėl to, kad jūs bijat. Viskas paprasta. O iš tiesų viskas lypi tame, viskas mums panosi. Tai va, tai ir pradėkit nuo pačio mažiausio objekto, tai yra savęs, ar ne? Vat savęs. Užduokit savo klausimą, kas man jie yra ne taip, kodėl apskritai aš užduodu tą klausimą, kas man nepatinka, ar ne? Ir pačius banaliausius, nereikia aukštų kažkokių, dabar aš čia pabūsiu protingesnį, užduosiu rimtą klausimą su rimtais kažkokiais, dabar aš parašysiu, kad atrodyčiau protingai. Jo, žinokit, dar atėję su kom nors pasikalbėję, tai tie, kurie prabudė, jie iš karto skaito, galvoju, nejaugi aš materializavau tokį savo dalį kažkokią, kuri dar apgaudinėja pats save. Tai nejuokinkit, visi pajus ir apart jūsų čia nieko nėra, jūs jeigu tik apgaudinėja, tai tik tai save. Nereikia būti nesavim. Jeigu jums susiformavo sakinys iš 3 žodžių ir jisai yra pats geriausias, jeigu iš 5 irgi geras. Taip, kad visi jūsų sprendimai, visi atsakymai, visos užklausos, visi keliai, viskas, ką jūs sugalvojate, kaip tai daryti, viskas yra teisinga, nes tai yra jūs ir atėjote patirties. Per tai jūs pažįstate save, ar girdėdami mane, ar klausydami ten žinių, ar kažkokio guru YouTube'e, ar kur nors Himalajų kalnuose, bemedituodami savo didžiausioje aš. Visur yra pasirinkimas jūsų teisingas, jūs čia atėjote į tą, nusileidote ir ne, į tokią materiją pažinti, tai yra didžiausias dalykas. O kaip jūs jau praeisite tą kvestą ir kodėl mane čia, išmanifestavot, tai irgi galite užduoti savo klausimą. Tai iš didelio to tokio laikotarpio apibūdinimo gavosi visai nemažas ir rimtas ganėtinai video, kam reikės pasiimti savo informaciją. Dar kartą noriu pasakyti, kad laikas tikrai yra rimtas ir nepamirškit, kad visada kiekvieną mėnesį nuo 20 iki 30 tai yra naujų programų formavimo laikas. Tai yra ten, kur eina jau datos 21, 22 ir taip toliau. Kiekvienas skaičius turi savo energetinį kodą. Kiekvienas skaičius yra adaptuojamas, pridedamas bendrai į jūsų bendrą tą informacinį kodą. Tai yra energijos. Jos užpildo jūsų vibracinį foną ir jūs kaip egzistencinė energetinė struktūra reiškiatės čia. Taip vibruoja jūsų materinis visas pasaulis. Nuo jūsų minčių priklauso realizacija. Žiūrėkit, kad jūs dabar ten lakstot, pagalvojat netyčia, kad tipo atsisėdė, ne, aš norėčiau tokio ir tokio, atsisėsti, dirbti ir taip toliau vienam taške. Ir jūs netikėtai po 5 metų save pagaunat, kad jūs sėdit vienam taške, netikėtai, ir kaip ir dirbate iš to, ką jūs anksčiau ten norėjote, bet prie viso to turite ten plus 30 kg viršsvorio, ten dar N+K ligų ir taip toliau. Vien dėl to, kad jūs kažkada pasakėt tokią mintį, užmanifestavot netinkamai, arba norėjot praeiti to. Tai taip įdomiai reiškiasi pasaulis, kaip ką mes galim užmanifestuoti, ar ne? Jeigu mes užmanifestuojam ir iš mūsų jau išeina tas garsas balsas, tai yra vibracija. Jeigu mes rimtą emocinį foną užkabiname, ar ne vibraciją užkabiname savo pasąmonę, per tai reiškiasi, per pasąmonę reiškiasi mūsų matomumas.
pradeda materializuotis tam tikri procesai, situacijos, scenarijai, kurie dar įtakojant visokioms plus mūsų programoms, ten nuo vaikystės visokie blokai, struktūros, kurios paralelinėse ar nedimensijose yra mūsų veikia, nes mes vibraciniai reikalai, energetiniai. Ir dėka viso to spektro mes materializuojam kažkokį scenarijų, į kurį patenkam. Ir tas scenarijus pasirodo, aš kaip ir, sakykime, ar ne, kaip ir sakiau pavyzdyje, kad manifestavau, kad aš norėčiau ten nebedirbti, sėdėti ir taip toliau. Bet nepagalvoju apie tai, kad, žinai, ten priauksiu dar 30 kg, turėsiu ten kažkokią ten, nedaug dievai, ten visokias ligas ir taip toliau panašiai. Bet tavo noras išsipildė. Tai aš ir kviečiu, ieškokite informacijos, ateikit, gryninkitės, mokykitės, kaupkite žinias apie save, apie savo pasaulį, iš kur atėjot, kas jūs esat, kas yra tas žmogus. Jūs niekada nepasigailėsite to, nes tai keičia viską, keičia žaidimo taisyklės, o ypač dabar, kai viskas ir keičiasi. Jūs esate tam laikotarpį, tam egzistencijos daly, kai pasaulis būtent tam toj laiko skalį, kai pasaulis keičiasi, jūs keičiat jį. Ne ką ir gavosi visai nemažas toks podcastas, galėjau tiesioginę transliaciją padaryti, bet yra kaip yra, taip turėjo būti. Tai kviečiu pasigilinti į save, kviečiu sužinoti daugiau apie save. Tai pradėkit bent jau nuo bazinių dalykų, pradėkit tada nuo savo gimimo datos, išsiaiškinkit tos skaičius, išsiaiškinkit, su ko atėjot. Bet ateikit pas mane, aš jums sudarysiu visą atėjimo kodo didžiausią planą ir rekomendacijas, kaip jas pasiimti, tas energijas, kaip jas pritaikyti ir toliau gyventi su jom, kaip panaudoti savo duotybės, o nenustumti jas į šoną, kaip per visą gyvenimą jos bando sugrįžti tos energijos į jūs, o jūs stumėt toliau vien dėl to, kad kažkas aplink jūs suformavo tai, kad jums negalima to daryti, tu liaukis tai daryti. Nuo pat vaikystės mums įsegė įvairius dalykus, programas, kurios iki šiol veikia ir atitolina nuo mūsų pagrindos, kuo mes atėjom. Tiesiog jūs išsikelkite, išsigryninkite save, atkreipkite dėmesį į save, išmokite su tuo dirbti. Ką jums tai duoda? Jums tai duoda viską. Tai keičia žaidimo taisyklės, dar kartą sakau. Keičia požiūrį į save, keičia požiūrį į aplinką, į šeimą, į reakcijas, į skausmo patyrimą ir jo nebebuvimą. Į pykčio, emocijų visokį patyrimą, didžiausią dalyką baimę, į laisvę. Keičia viską, kai jums atsivers galimybės. Jūs iš taško, jūs pamatysite savo galimybės. Jums tai reikės padaryti keletą žingsnių, kad įsitikinti pradžioje, kad iš tiesų. Ir jūs įsigryninę ir pamatysite per keletą žingsnių, kad jums tinkama šita energija. Iš tikrųjų, aš buvau kažkur ten paslėpęs ar paslėpusi, ar ne? O pasirodo taip ir yra. Skaičiai nemeluoja. Jūs atėjot kaip užkoduota sąmonės dalis, kad reikštumėtės per tam tikras programas. Ir tik per šitas programas jūs reaguojate į visus scenarijus, blokus ir į visą šitą matomumą, ką jūs ten pats prisigimdot. Tik tai per tai, kaip jūs atėjot. Tik gimimo data, realiai gimimo data, imkim dar paso duomenis, ar ne, kaip jūs į matricą įėjote per šitos skaičius. Papildomai ten eina valstybė, kur gyvenat, paso duomenis ir ne, numeris ir taip toliau. Viskas ten yra paprasta, viskas eina ir jūs reiškitės per tai. Kadangi jūs to nežinot, jums atrodo, kad tai savaime vyksta. Tai vyksta, tos energijos jos visas veikia. Bet kai jūs žinot, kad dabar veikia šita energija, jūs galite ją valdyti. Jūs kai žinot, kad dabar su šituo žmogum yra tokia reakcija, jūs suprantat, kad pasireiškia šita energija ir jūs galite ją valdyti. Tai reiškia, kad jūs kontroliuojate savo emociją, savo vibracinį foną. Ir prie ko prieinant? Jūsų vibracinis fonas formuoja jūsų mintis formuoja matomumą. Tai reiškia, kad keičiasi scenarijus, keičiasi vieta, aplinka, žmonės ir išsivalo. Jūs išsigryninate savo gyvenimą pagal savo tikrąjį sielos scenarijų. Jūs turite įvyktus tikslus, pasiektas svajonės, materializuota tai, ką visą laiką norėjote matyti. Štai ir turim. Tai taip nelabai sudėtingai, manau, kad nesigilinant į dar gilesnius vandenis, bent jau pradžiai išsiaiškinkite pačius banaliausius dalykus, kurie gali veikti. Nes nenori jūs išmes, jums nebeužteks visų šitų dalykų, ką jūs dabar darote. Jums nebeužteks, jūs suprantat, kad jūs kaip bitutės materijoje sukatės, kaip bitutės, jūs išorėje gyvenate. Ir kai suprasite, kad tą išorę formuoja jūsų centrarinės mintis, tas pats per tą patį eina ir eina. Ir galbūt ten kitokį paveiksliuką ten šiek tiek pakeičia, bet labai labai nedaug. Ir vėl ten pat sėdite. Bet
keičiasi vibracija ir jums pradės būti sunku, jūs nei iš to nebenorėsit kažkur būti, kažkur važiuoti, kažką veikti, kažko jausti, viskas nusibodo, viskas ten nusibodo, vis atsiras daugiau tokių minčių. Tai žinokit, kad tai vyksta, kad žmonės keičiasi, pasaulis keičiasi, vibracija, žemės vibracija keičiasi ir viskas esame mes patys. Tai vienintelė, ką galiu pasakyti, pasinaudokite mano žiniomis, tai kas man yra duota, kiek aš išgeneravau ir sutraukiu, kiek įmanoma, sutraukiu tą visą žinių, kiek ateina pas mane informacija savarankiškai, ne, ir aš viską stengsiu perduoti taip, kaip moku, taip, kaip galiu. Tai pasinaudokite to informacinių šaltinių ir keliaukite toliau, keliaukite į kurkite savo pasaulį, savo energetinį centrą, savo brendą, savo traukos tašką, nes kiekvienas jūs esate labai labai svarbus. Ir jūsų įsikūnijimas yra labai svarbus. Jūsų patirtis, emocijos ir sprendimai, kuriuos darote. Tai viskas vyksta. Matrica neįgriūna. Visos problemos yra iliuzija. Tai viskas ok. Kaip tik pažinsit save, suprasit, kaip ta iliuzija veikia ir kaip ją sukurti, kontroliuoti. Kiek dar yra neatrasta žmogiškųjų galių, kiek mums reikės dar jų prisiminti. Ir tebūnie taip, jeigu atsiveria žmonėms širdis, trečioji akis ir atmintis. Tai gyvuokit pačio gražiausio laiko ir pačių gražiausių savęs atradimų. Rašykit, skambinkit, aš tikrai su jumis ir išsipakuokit savo bent jau atėjimo kodą pradžiai. Parašykit man ir sudarysim jums, įrašysiu jums, galite ir asmeninį be abejo. Ir aš galiu ir tiesiog rašto formą jums padaryti, tą jūsų gimimo datos asmeninio kodo, atėjimo to kodo šifracija visa ir bent jau bazinės energijos jums bus visos aiškios. Tai galvokite apie save, nes nuo jūsų prasideda jūsų pasaulis. Meilė, Marija.